žingsniai. Jei mokyklon būsi pirmą kartą nuėjęs, tai ir antrą kartą skrisi ten kaip vėjas. O visokių kartų bus tau visas 100. Būsi tu moksleivis, didelis ir rimtas. Dabar pakvieskime prie mikrofono pačius mažiausius šventės dalyvius. Pirmokėlius ir jų mokytojas Daiva ir Aliona. Prašom, drąsiau, žodis jums. Kai pasaulis bando griauti, tai kas lemta nuo pradžių. Man baisu, viską, ką tik galėjau tau daviau. Nuplasnojo vasarėlė, žalia sparnė, paskui gervės, paskui pempės, paskui garnė, margas spalvis, pievų gėlės. Likit sveikos, į mokyklą, mokyklėlę, žengti laikas, pakeliai galvelę kelia, tėvų smilga. Mes pradėjome mokslo kelią ilgą. Nors šiandieną dar mažyčiai, bet užaugsim greitai. Išmokti pasiruošę, ką mokykloj mums užduos. Į rankas knygas mes imsim, būsim darbštūs ir geri. Mes skaitysim ir rašysim ir skaičiuosim ateitį. А Юсейна? Второй? Второй пошел? O dabar pirmokėlė. Второй пошел. Rankytėmis tėveliams ir mamytėmis. Ir visi ženkite žingsnį į priekį. Brangus pirmokėliai, mylėkite mūsų gimnaziją taip, kaip mes mylime ją. Susipažinkite su mūsų gimnazijos tradicijomis ir puoselėkite jas. Džiuginkite savo nuoširdžiu darbu ir gerų mokymų. O kad taptumėte tikrais gimnazijos mokiniais, prašom susikaupti. Ir ištiesę rankutę mums, gimnazijos abiturientams, drąsiai žingsneliais žengti į pirmąją pamoką. Taigi, į pirmąją pamoką ruošiasi mūsų gimnazijos šeimininkai, abiturientai, o jų 33. 2 klasės. Juos globoja auklėtojai, mokytojas Saulius Valiūnas ir mokytoja Jolita Dervinienė. Darbštus, kantrus, puikiai žinantis visas landas, puikiai žinantis visus labirintus, kaip šią situaciją, kai dar gimnazijoje remontas nebaigtas, galima pasiekti tikslą. Tai yra surasti pirmokų klases. Prašau, rikiuojamės po 2. Ar kaip jums išeina, mokytojai, padėkite. Kai galvoju apie rugsėjo pradžią, nejučiomis prieš akis visada iškyla prasmingas šios šventės leitmotyvas. Pirmoko ranka nedrąsiai paskęsta 12-oko delne. Sukasi amžinas ratas. Laurynai, neskubėkite, pasižiūrim, kad visus paimtų pirmokėlius. Tai pirmokai ateinantis į mokslo ir žinių pasaulį ir visai netrukus išeinantis į kitą gyvenimo mokyklą abiturientai. Ir vieni, ir kiti tokie atviri, šviesus ir laimingi. Pirmokų šiandien turime
47. Juos globoja mokytojos Daiva Maldžiuvienė. Palaukite truputėlį, dar nepabėgite, kita klasė nesuspėjo pasiruošti. Taip, vėjasi. Juos globoja mokytoja Daiva Maldžiuvienė ir mokytoja Aliona Kurtienė. Linkiu jums visiems pažinimo, džiaugsmo, drąsos, veržlumo ir sėkmės. Nebeužteko pirmokų, kaip čia buvo, su matematika blogai. Kartosimės. Na tai ką, muzikinio fono paprašome ir ilgiau žingsniuosime į pirmąją pamokėlę. Kur vaikus visai? Taip, apsižiūrime, visi susirinkom. Taip, skubėkime gimnaziją kurti svajonių. Į pirmąją pamoką šiais mokslo metais kviečiame antrąją A klasę ir jų mokytoją Liną Navickienę. Taip, ūktelėje mes tuoj norim matyti, persprindėm, paugiam, sustiprėjam. Taip, sėkmės jums. Į pirmąją pamokėlę taip pat jau pasiruošę, matau, žingsniuoti antroji B klasė. Juos veda mokytoja Jūratė Linkevičienė. Labai tvarkingai gražiai einate, šaunuoliai. Vėl jums mokslo metų. Įkandin pasiruošę žygiuoti trečios A klasės mokiniai. Sėkmės ir jums. Vėl sugrįžtame prie to, kad šiemet turime 3 trečias klases. Trečioji B klasė mokytoja Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė. Ir trečioje C klasė į pirmąją pamoką vedasi mokytoja Danguolė Kisielienė. Nepasakiau, trečiąją A klasę globoja mokytoja Inga Bilinskienė. Puikiausios sėkmės jums. Ūgtelėje gerokai. Taip, jų mokytoja Danguolė pasiruošusi pakviesti į pirmąją pamoką. Mokytoja Danguolė Savičienė, sėkmės. Ketvirtoji B klasė. Mokytoja Lijana Jatkevičienė kviečia savo mokinius taip pat į pirmąjį susitikimą. Sėkmės. Penktokai jau peržengę dalykinės sistemos slenkstį. Į pirmąją pamoką 5 A klasę kviečia nauja klasės vadovė Diana Nagrinskienė. Sėkmės jums. Nenori rankelio dalykų pasirodyti. O 5 B klasę šiemet globos Ana Padaukė. Kviečiame į pirmąją pamoką. Taip, šaunuoliai, tegul visi pasižiūri, kokie mes dideli, gražūs, pailsėję, kupini energijos. Belieka tik šturmuoti mokslo aukštumas. O dabar skaičiuokite. Viena iš gausiausių klasių, tai 6 A. Juos globoja mokytoja Aušra Gigelevičienė. Sėkmės. Taip, čia 30 turėtų būti. A jie gudriai, moteris, nuoja ir ne tiek daug. 6 B klasė truputėlį mažesnė, bet energijos turi taip pat pakankamai daug. Jie draugauja su mokytoja Jolanta
gražiausių dienų čia gimnazijoje. Давайте. Не, у меня. 7A klasę į pirmą pamoką kviečia Laura Vickačkaitė. Sėkmės jums. А я не знаю, где смотреть потом. С 11. А, это ваш? O 7 B lydima mokytojo Valentino Radzevičiaus kviečiama taip pat į pirmą pamoką. 7 B vėlgi viena iš gausesnių, lygiai 30. Sėkmės jums. Kviečiu 8A klasę, mokytoja Vaiva Radzevičienė. Šturmuokite ir sėkmingai užbaikite pirmąją pagrindinio ugdymo pakopą. Jiems įkandin kviečiami 8B klasės mokiniai su auklėtoja Dovile Nikitina. Sėkmės. Gimnazistai taip pat klasėje dairosi. Pirmoji gimnazijos A klasė ir auklėtoja Auksė Baušytė davė savo mokinius į pirmąją pamoką. Pirmąją B klasę šiemet globoja mokytoja Ilona Alistratova. Juos irgi kviečiame į pirmąją pamoką. Sėkmės. Antrąją gimnazijos klasę globoja mokytoja Alicija Uzdonienė. Kviečiame juos taip pat žengti į pažinimo šalį. Kuo geriausios sėkmės, nes pagrindinio ugdymo pirmieji išbandymai laukia rimti. Ir antrąją gimnazijos B klasę į pirmąją pamoką kviečia mokytoja Jelena Čigunova. Jums taip pat kuo geriausios kloties, įveikite visus iššūkius. Ir jau pasiruošę pasirodyti, kokie gražūs šiemet 11-okai. Jie, kaip matot, jau ruošiasi, išmėgina, kaip čia atrodys gimnazijos šeimininkais būdami. Kągi, 11 klases globoja mokytoja Jolanta Sadauskienė. Sėkmės jums čia Verdenėje. Dar kartą sveikiname visus su mokytoju.